Ne šaltibarščių festivalio muilo šventė, o kariuomenės muilo šventė. Mano nuomonė, muiliakas yra toks labiau sovietinės dėdovščinos reikalas. Ir nors jis dar yra super gajus daugumoje batalionų, bet per savo šaukimą aš turėjau muiliaką tik kokius 3 kartus. Bet Marčiau, kasgi tas muiliakas, jūs galėtumėt manęs paklausti. O aš jums pasakyčiau, kad čia į grindų valymo kibirą, sponsored by Veleda, yra įpilama valiklio arba tarkuojamas ūkinis muilas. Ar pasislėpinamas? Tada viskas yra išpilama ant grindų ir tavo užduotis yra viską surinkti. Rinkimas vyksta semtuvėliais, nes kuo daugiau plauni, tuo daugiau putoja. Bet tada jums galėtų kilti klausimas, bet Marčiau, jūs ką, niekada neplaudavot grindų? Ir aš tada atsakyčiau, iš kur jūs žinot mano vardą? Bet tada jums atsakyčiau, kad grindis plaudavom kiekvieną dieną, kartais ne po vieną kartą, bet viskas vykdo su paprasčiausio vandeniu ir super minimaliai indų plovikliu. Bet tai grindis plauna, tai indų ploviklis. Taip arba su muilu rankų, bet žinai, indų ploviklis gal biškiai jau geriau skamba negu rankų muilu. Ką turėdom, dušo želę kartais praplavom. Seniai, dušo želė kariuomeniai yra viskam. Improvise, adapt, overcome. Bet švara kuopai ir ypač tavo kambarį buvo pastoviai tikrinamas dalykas, už kurio nesilaikymą buvo atliekamos specialiosios užduotis. Nes kaip ten sako, jei durna galva, bus stiprios rankos. Iki rytojaus, ate. Ne. Iki rytojaus, ate.